Sveiki atvykę į Libralures prekės ženklo kanalą. Mano vardas Hubertas ir iš šios vietos pristatysime jums visas mūsų asortimento masalus, kad žinotumėte, kaip jie atrodo. Taip pat parodysime pagrindinius masalų apginklavimo būdus ir kaip jie elgiasi vandenyje. Pradėkime. Be to, jau dabar kviečiu jūs pažiūrėti šią medžiagą iki galo, nes ten jūsų lauks maža staigmena. Šiandienos laidoje bus pristatytas Kraken Shad. Kraken Shad tai masalas, kuris šiemet debiutavo Ribomanijoje ir šiuo metu yra prieinamas 2 ir 3 colių dydžių. Šis masalas šiuo metu yra prieinamas 9 spalvų, o kaip tikriausiai žinote, Libralures prekės ženklas visada asocijuojasi su kvapu. Ir šiuo atveju taip pat turime reikalą būtent su žuvies kvapu. Čia turime 3 colių Kraken Shad, spalva 003. Šis masalas pagamintas iš plūdros medžiagos, todėl galime naudoti įvairius užvėrimo būdus. Netrukus parodysime jums pagrindinius būdus ir kaip šis masalas elgiasi vandenyje. Papildomai, Kraken Shad buvo sukurtas taip, kad kuo tiksliau imituotų vandenyje gyvenančius mailius, tokius kaip kuojytės, mažos šapalų ar kitos žuvelės, kuriomis minta plėšrūnai, tokie kaip ešeriai, sterkai ar lydekos. Čia turime 3 colių Kraken Shad masalą, ryškiai geltonos spalvos, uždėtą ant džigo galvutės. Tai yra visiškai tinkamas masalo apginklavimas. Kraken Shad labai primena kuojytę, o su tokiu apginklavimu galime efektyviai žvejoti tiek iš dugno, tiek tolygiai traukdami. Dabar pažiūrėkime, kaip šis masalas elgiasi vandenyje. O čia prieš jūs mažiausias Kraken Shad su Wolframo čeburashka. Tai labai efektyvi masalo apginklavimo sistema, nes tokiu būdu mes padarome masalą patrauklesnį ir šiek tiek pakeičiame jo judėjimo trajektoriją. Ir turiu pripažinti, kad šis dydis, ypač vasaros laikotarpiu, man labai pasiteisina, nes dabar vandenyje yra daug mailiaus būtent tokio dydžio, kurio labai gerai minta ešeriai ar kiti plėšrūnai, tokie kaip šapalai ar upėtakiai. Tokiu būdu galime efektyviai apginkluoti masalą ir pamatyti, kaip jis juda. Plūduriuojanti medžiaga suteikia mums daug galimybių, kai kalbame apie masalo ginklavimą. Čia turiu būtent nedrik sistemą, tai yra plokščia galvutė, kurią pastatome ant dugno, kad žuvis galėtų ramiai ją paimti ir užpulti mūsų masalą. Pažiūrėkime, kaip tai elgiasi būtent čia vandenyje. Ir štai būtent apie tai aš kalbėjau.
plūduriuojanti medžiaga, prie jos nedrėk galvutė ir tokiu būdu galime pristatyti savo masalą dugne. O čia prieš jūs Kraken Shot 3 colių dydžio uždėtas ant džig galvutės. Dėl to galime efektyviai žvejoti masalą leidžiant žemyn. Galime tolygiai vesti tokį masalą. Čia tas uodegėlė atliks darbą už mus ir veiksmingai vilios plėšrūnus pulti. O dabar pažiūrėkime, kaip jis tiesiog galbūt netgi iš tikrųjų sėkmingai dirba. O dabar atėjo laikas anonsuotai staigmenai, apie kurią kalbėjome filmo pradžioje. Galite laimėti 3 Predator serijos masalų rinkinius. Viskas, ką turite padaryti, tai po įrašų Facebook'e, kur pamatysite šį filmuką, pakomentuoti jį pažymėdami 2 žmonės ir parašydami atliktą. Tai viskas šiandienai, o jei norite sužinoti daugiau apie mūsų masalus, sekite mus mūsų socialiniuose tinkluose. Be to, nepamirškite, kad mūsų katalogą su naujienomis šiam 2024 metų sezonui visada rasite svetainėje www.libralures.com. Iki pasimatymo kitame epizode.